prie Seimo buvo žemdirbių mitingas, buvo protestai dėl žemų pieno supirkimo kainų, buvo reikalaujama žemės ūkio ministro atsistatydinimo, ta pačia proga nemokamai pienas dalyjamas. Ir prieš tai premjerė komentuodama, sakykime, tų žemdirbių reikalavimus, jinai tokiai arogantiškai tėškė, kad 40 milijonų biudžete nesimėto ir aš jų nesiruošiu ieškoti. Tai tas mistinis skaičius 40 milijonų, kurių reikia pienininkam, ir mes prieš laidą jų atėjus persimetėm keliais žodžiais, jūs man išdavėt paslapti, kad jūs rastumėt tuos 40 milijonų. Tai pakomentuokit, ponia Margarita, gal ir premjerė, kaip sakoma, išgirs. Lietuva gauna tą paramą tiems, sakykime, tokioj atsidūrusiai kritiniai būklei ir rajonams, ar šakoms, ar veikloms per sanglaudos fondą. Tai iš sanglaudos fondo Lietuva gavo 70 milijonų su kažkiek tai ir 90. Tai kiek čia išeina 160 milijonų, taip? Tai tie 160 milijonų, kurie pagal aprašą, kaip aš jau sakau, turėjo būti skirti atsiliekančių regionų ar atsidūrusių sunkesniuose padėtyje regionų paramai arba veiklų paramai, gyventojų mobilumai. Pavyzdžiui, kai kurios šalis mokėjo kompensacijas, kas turėjo automobilius dėl benzino kainų. Taip. Reiškia, neturtingų vaikų palaikymui, mokyklų, reiškia, nupirkti ten vaikams, kokią ten reikia įrangą, kad jie galėtų sėkmingai mokytis, taip pat kaip ir sakykime, turtingesnių šeimų vaikai ir šiaip skurdo mažinimui. Tai tas yra surašyta tokios naudojimo. O Lietuva kam panaudojo? Lietuva sumokėjo savo draugam už butus išnuomotus ukrainiečiam. Tai šito daryti negalima, įstatymas šito neleido. Reiškia, tie pinigai turi būti gražinti, atstatyti, Europos turi būti atstatyti, todėl kad laikina pagalba displaced person, tai yra žmonėm, kurie buvo iš savo vietų, iš savo gyvenamo vietų turėjo pasitraukti, yra nustatyta ir yra aprašas irgi tos pagalbos. Ir mesgi ne kartą matėme, kaip tie pabėgėliai per sieną ir kas jiems yra suteikiama. Maistas, apgyvendinimas, taip. Tai lygiai taip pat turėjo būti suteikta atvykusiem iš tos šalies. Dabar aš atsiprašau, kad įsiterpsiu, kad mūsų žiūrovai suvoktų. Tai ta prasme, grubiai šnekant, žmonių kalba kalbant, vyriausybė tuos skirtus pinigus, kurie turėjo būti skirti Lietuvos žmonių problemams spręsti, ji panaudojo juos ne pagal paskirtį. Ne pagal paskirtį. Bet tai čia dabar aš jūsų jau klausiu, nusižengimas ar nusikaltimas? Čia nusikaltimas. Nes aš norėčiau pasakyti, kad jau visiems nekartą teko girdėti, kad jeigu jūs panaudojat ne pagal paskirtį ES lėšas, tai reikia grąžinti. Taip, bet reikės grąžinti iš ką, iš biudžeto? Na, tai žiūrėkite, šitas atseit buvo padaryta, Europos komisija sutiko Lietuvai duoti, nes Lietuva labai prašė. Dabar pasižiūrėkite, kodėl Lietuva labai prašė. Visada sako, kad tai pagalba Ukrainai. Kaip aš minėjau, ta pagalba yra apibrėžta ir visi matė jau 100 kartų Lietuvos ekranuose, kas į tą pagalbą eina. Nemokamas maitinimas ir apgyvendinimas. Taip. Viskas. Tai čia yra Europos tarybos direktyva. Tokia. Dabar dabar kodėl mes staiga pradėjom tokie būti geri, kur tie pinigai nuvėjo. Bet pavyzdžiui, skelbė tą labdaros pirmiausia ataskaitą, aš tik noriu parodyti, kaip tas viskas daroma. Čia tokia garsi ataskaita, kad surinko 1,9 milijonus eurų labdaros Ukrainai pagalbai. Apačioje mažom eilutėm parašyta išleido 1,3 milijono. Mano klausimas, kur yra 600 000? Čia yra spaudos pranešimas jų pačių išplatintas. Kieno tokių? Aš gal nesakysiu. Man jausi pasakysit po laidos. Paskui, žinote, jie ten kabinasi į plaukus. Viskas gerai. Tai dabar lygiai tas pats išėjo su tą pagalbą. Tai ta prasme, vietoj to, kad jos apgyvendinti bendrabučiuose ar kitur, kaip ir buvo apgyvendinti tie
atvykėliai iš Irako, iš visur. Norėčiau pabrėžti, kad ES įstatymuose nėra žodžiai ukrainiečiai. Taip, jie bendrai pabėgėliai. Pabėgėliai, visiems pabėgėliams. Pabėgėlis iš ten, Ne, tai čia nėra visiškai sąžininga. visiškai neįmanoma ir kai Lietuvos pareigūnai naudoja tos žodžius ar dar į kažkokius dokumentus įrašo, tai jie diskriminuoja kitų šalių piliečius, čia yra visiškai neįmanoma ir juos reikia bausti už diskriminaciją. Tai reiškia, yra sąlygos tokios. Dabar kas buvo padaryta? Noriu aš išnuomoti namą. Taip, duodu aš apgyvendinu atseit ukrainiečių šeimą, man moka valstybė. Taip. Jūs pažiūrėkit, kam jie mokėjo. Saviem? Saviem, visi jų rėmėjai. Aš tai žinau, aplinkui gyvenu Vilniuje, tai žinau, kas gauna. Taip. Bet tai čia toks gaunasi iš tikrųjų makabriška situacija. Ta prasme, pinigai buvo skirti Lietuvos, Žmonėm? sakykime, žmonėm, ūkininkam. Neturtingiem žmonėm, arba tie, kurie turi problemas. O Kaip vyriausybė, pieno pramonė. pažeisdama įstatymus, juos panaudoja, sakykime, nuomot būtus pabėgėliam iš Ukrainos. Namus nuomoti, prabangiai namus. gyventi. Remt savus turtingus žmonės per nuomą. Fantastika. Taip, tai čia, bet svarbiausia, kas įdomiausia, aš nepatingėjau apskambinti Lietuvos įstaigas ir paklausti, kokiu įstatymu remiantis jie naudoja tos pinigus. Tokias lėšas didelės. Sakau, kad lyg tai tą direktyvą nenumato. Pasirodė, kad tos direktyvos nieks neturi. ES realios. Pasirodo, kad man geriausiai patiko migracijos departamentas, užimtumo, kur pasakė, kad ministrės įsakymas jiem yra nurodymas. Aš sakiau, pinigai šiaip taip skirstomi pagal įstatymus, ne pagal ministrės įsakymus. Mūsų ministrės gali, jos gali. Bet aš kalbu su teisės departamento vadovu. Suprantat, mane kas nustebino, aš kalbu ne su ten kokia tai mergaitė, su teisės departamento vadovu, kuris nežino, kad pinigai biudžeto neskirstomi pagal ministro įsakymus, o pagal biudžeto įstatymą. Tai tas yra. Ir reiškia, ir dabar ir tai neaišku, kur tie pinigai dingo. Ta prasme, netgi jeigu sudėti, aš pabandžiau paskaičiuoti tos, kur ten už tos butus nuomavo, vis tiek dalis pinigų nėra. Pone Bilotaitė turėtų paaiškinti, kur tie pinigai 160 milijonų. Ir pinigus mes paimame iš vargšų pienininkų, iš vargšų rajonų, iš tų, kad autobusus mažiname, susisiekimą mažiname, viską. Tai gal, ponė premjeriai, reiktų pasižiūrėti, kaip yra. Kur naudojami pinigai ir nestimėti tokiais žodžiais, kad aš nestimėti žodžiais, pasimti Europos tarybos direktyvą dėl pagalbos šitiem asmenim. Aš gavau tą originalią direktyvą. Internete specialiai platiname visokios nesąmonės gandai, kad ten kažkokios tai lengvatos ar kas, nieko nėra. Tai aš specialiai gavau iš Europos tarybos archyvo originalią tekstą. To teksto neturėjo migracijos departamentas, užimtumo tarnyba. Čia apie pabėgėlių direktyvą turit kalbą. Taip. Užimtumo tarnyba, migracijos departamentas jos neturėjo. Ar nenorėjo turėti? Aš manau, kad nenorėjo, nes jis turbūt galėjo gauti. Nėragi Europos valstybės paslaptis. Dabar lėšos yra sanglaudos fondas. Aš norėčiau pasakyti, kad lėšos pabėgėliam yra atskira ES biudžeto eilutė. Ir Lietuva gavo tą paramą, priimti juos, kaip ir gavo paramą ten Irako ir iš visus. Tai yra, kas aš Europos biudžetą irgi dalyvavau sudarant, tai yra biudžetas sanglaudos fondas, skirtas ten tiems atsilikusiem rajonam, ar kurie patiria sunkumus rajonams. Arba grubiai šnekėkime mūsų pienininkam. Arba mūsų autobusų parkam rajonuose. Tiesiog, kad žmonės susivaizduotų. Taip, nes čia Šiaulių meras sako, naujai išrinktas, kad jau nežino, ką daryti, pinigų nėra, taigi yra pinigai, 160 milijonų. Tai dabar mano klausimas būtų, kur tie 160 milijonų? Kažkas turi pareikalauti ataskaitos. Be jokios abejonės. Tai pienininkam tikrai užtektų.